Atvažiuok į Pagelavą, eisime pasimaudyti. Vakar vėl prisisapnavo, medvežiukus gaudėm. Nuo pilčių, kad dėsmė niurka, palei patį dugną. Prie palatkės nusipurtė, pasikursime ugnį. Ir nesvarbu, ką praplyšė tavo senas plakės. Nieka tokia, čia netyčia, biškiai apsidraskė. Atvažiuok kaip visi, tranzu, atbalsuok paputnom, ten turbūt tau yra tamsu. Čia šviesiau tau būtų. Pavaryk dan gitaras, vieną kitą dainą. Juk matai, kas dabar daras. Juk matai, ką faina. Buvo juoda, buvo balta, buvo nelijava. Atvažiuok aplipęs kalkiam, da į Pagelavą. Tai girdėjote patį pirmą debiutinį kūrinį, kuris yra Žvejolių bliuzą, parašytas specialiai Šiaulių kiemo kalba. Ir tai nebuvo šiaip sau sumanymas, tai buvo labai rimtas dalykas, dėl to, kad tam ruošiausi maždaug 5 metus. Tai šiandien yra ta proga, kurią galima pasirodyti. Galbūt kartais kai kas mane apkaltina šiaulietiškų šovinizmų, bet aš šito neslėpiu ir aš labai didžiuojuosi tuo, kad mes esame Šiauliai, unikalus miestas, aš tikiuosi, ne tik Lietuvos, bet ir Europos žemėlapyje. Taigi, festivalio prodiuseriai Gintas Gesevičius ir Remigijus Ruokis ir seselė su kreivų ženklu, kurį tą kai reikia, Daiva Kupytė. Taigi, mes nusprendėme, kad ir išgryninome kartu visas orgkomitetas nominacijas, kurių šiais metais bus dar neaišku iki galo, bet greičiausiai nuo 25 iki 28. Sama.lt. Kuris startuoja? Startuoja jau realiai šiandien vakare, ko gero jau jisai bus paleistas, ar ne? Sąmoningai dar nebuvo iki nuo šiol. Ir jau nuo rytojus jūs galėsite vartyti visus atlikėjus į kairę į dešinę, į viršų į apačią ir tiesiog klausytis jų, žinoti, kas yra aktyviausias, balsuoti, reitinguoti juos ir panašiai. Tai yra tikriausiai vienintelis portalas Lietuvoje, kuris yra sukurtas be komercinių tikslų, bet jau kol kas, nes visą tai gimė tiesiog iš to aklo entuziazmo. Šiais metais, kaip nekeista, turėsim nerealiai didžiulį kolektyvų kiekį scenoje, kurie atliks tik gyvai. Nes mūsų tikslas praeitais metais buvo padaryti taip, kad niekas negalėtų mums prikišti, kas mes darome negyvai. Pamatysime tikrai gyvą šou, nebus jokių apgaulių, nebus klounų ant scenos, nors jie gerai kartais būna. Šiais metais bus ir muzikos scena. Gytis Paškevičius, Rūta Ščiogolevaitė, Vytautas Juozapaitis. Jeigu klausit, kodėl jis, todėl kad jis Radviliškio vaikas. Thundertail, dėl to, kad jis Kuršėnų vaikas. Virgis Stakėnas, dėl to, kad jis Šiaulių Pagelavos vaikas. Jonis, Aidas Giniotis, nu, jau čia ir taip aišku, Ieva Narkutė, Raudoni vakarai, Andrius Kulikauskas, kuris, nu, netoli nuo čia, bet jis visą laiką svajojo būti šiauliečiu. Grupė Džinkas, Brainers, tarsi iš, kaip Feniksai pakilę iš laurų, sudegusio. Lainius, Saulė, Kristina Svalkinaitė, Colors of Bubbles, Algimantas Butnorius, Aurelija Čižauskaitė, Kristina Kuprytė, beje geriausia kanklininkė pasaulyje, nu, mes taip nusprendėm. Karolis Ekulavičius, Kardinalas ir daugelis kitų chorų, pavienių dainininkų ir panašiai, kurie įsijungia į šitą bendrą darbą. Ir žinoma, visi tie muzikantai, kurie akomponuos jiems.
Daug talentų yra. Ačiū Dievui, kad susiformavo toks reikalas, kad galima sukviesti visus ir padaryti kažką tokio gražaus. Galim pasidžiaugti iš tikrųjų, kad ta idėja, kad gimė Šiauliuose, tie apdovanojimai tokie, išsiplėtojo į mamos apdovanojimus, kad įvyko Kaune visos Lietuvos. Tas jau dėtas apdovanojimų. Sekantis žingsnis. Persikėlė tie apdovanojimai to paties formato, kad mes su Misliom kartu. Į Rygą ir Taliną. Tai labai smagu, pasirodo Šiauliuose gali gimti gražūs dalykai, tai plėtojasi, tai plečiasi. Didžiausias eksportas mūsų bus muzika, o ne kokios tai kitos prekės. Bet iš tikrųjų, kad tai vyksta šiuo metu tokie apdovanojimai, kokie sumanyti čia yra unikalūs, jie vyksta vienintelėje vietoje tik Šiauliuose. Tema yra gamta. Mes esame arčiau. Žaliai. Šama, žaliai. Kad ta mintis, kad neteršk motinos gamtos, kad jinai būtų gyva ir tikra. Mes padėsime labai gabiems vaikams, kurie turi pamatyti, kas jų laukia ir ko jie turi siekti. Visą informaciją, visą naujausią informaciją galite pamatyti mūsų portale www.sama.lt. Jūs skatinate jaunus ir vyresnius atlikėjus eiti savo pasirinktų kelių. Ar tik tokiu būdu jūs nedirbate imti savo vyresniems kurti ir dalyvauti jūsų nominacijose? Daug yra reiškia nominacijų, kuriuose gali dalyvauti ir suaugę žmonės, tai pavyzdžiui, ir chorai, folkloras, akademinė muzika. Mes esam vieninteliai Lietuvoje, kurie turime tokias nominacijas, kurios artimos yra Grammy nominacijoms, kur nėra nei vienam krašte. O kiek savivaldybė prisideda prie jūsų idėjos? Šiuo atveju prisideda daugiau morališkai, sako, šaunuoliai kaip. Tuomet kyla kalbos, kad gerbiamas ponas Vladimiras Romanovas ėmė pavyzdį iš mamos apdovanojimuose pasirodžiusios scenų, o kokius pavyzdžius iš jūsų bus galima perimti žiūrovams? Ne, bet keiksmažodžiai pirmoji dalykai. Ne, bet jeigu pas mus bus keiksmažodžiai, tai tikimės, kad bus lietuviškai. Grinai lietuviškai. Lietuviškai. Parvažėlė. Ne, negalim išduoti visų paslapčių. Šiuo metu bendraujam su lituanistais ir bandom išgryninti. Gal netgi bus sąrašas, ateini atmintinė tokia keiksmažodžių lietuviškų, kuriuos tu galėsi vartoti to renginio metu. Klausimas, kodėl nominacijose neiškeliate naujos kategorijos, būtent vestuvių dainininkams, kodėl jie lieka šešėlyje, kai tarp mūsų yra pilna muzikantų, kurie savo kūrybą ir pasiaukojimą uždirba ne scenoje ir tampa palikti už borto. Pati idėja tai nėra prasta. Gal nieko iš tikrųjų, Bet ką gal žinot, galbūt kitų metų Šamos apdovanojimuose bus šita nominacija, o galbūt netgi ir kažkas tai dar bus. Gerai, bet jūs sakėt, apdovanojat visus gabius Šiaulių apskrities muzikantus, taip? O vestuvių muzikantai, norit pasakyti, yra negabi? Tikit su tuo, kad vestuvių muzikantai groja labai mažai savos muzikos, jie groja svetimą muziką. Mes žinom ir kitus muzikantus, kurie šiaip atėję kažkur tai groja, vadinamas kultūras. Atsiprašau, jūs irgi sakėt, šama, taip, žalį. Čia, kad tausot aplinką visą kitą. Bet jūs surengsit tokį renginį, kur bus begalė šiukšlių, visi išėję, kad ir iš tos arenos ten primėtės pilna, o mes, kai rengiam vestuvės, dainuojam, tai žmonės normaliai, šiukšlės paliekant stalą. Kuo mes esame vestuvių muzikantai kitokie, mes gal ką, patologiškai išsigimę, aš nesuprantu. Mes dainuojam lygiai taip pat gyvai, sakė, ten visi dainuos gyvai. Mes irgi dainuojam gyvai, mes turim tas pačias Yamahas, tas pačias gitaras, aš nesuprantu, kuo mes esam kitokie, ką mes ne žmonės. Gerbiamas, irgi jūs irgi su gitara grojat. Va, mano draugas irgi gitara groja. Aš dainuoju, ką, kuo mes kitokie. Gerai, aš galvoju taip, aš nesu šio organizatorius, aš esu... Gerai, organizatorius. Gerai, bet aš tada paradresuoju organizatoriam, galbūt su to vaikinu pakalbėti reikia. Gal reikėtų mums pašnekėti su juo atskirai? Gal reikėtų su juo pašnekėti. Šita jūsų nominacijų idėja tampa kaip tradicija, kurie plečiate. Ar nemanote, kad pamaitinus didesnį auditoriją, jei sukelsite nuobodulį, kuris vėliau taps neįdomus? Garsusis rusų dainininkas važiuoja, kas 2 metai visą laiką pilnos salės.
kol mes prastesni. Galim pasakyti, iš tikrųjų šiai dienai Šiauliuose situacija gana prasta yra su visa kultūra. Kultūros centrai yra užveriami vakarais, kaip visi žmonės po darbų gali tenais pramogauti arba kokius būrelius lankyti. Savaitgaliais kultūros centrai nedirba. Mes manome, kad vertybė yra moraliai jaustis geriau šiuo sunkiu laikmečiu yra kur kas geresnis dalykas, negu kad smegenį žmonėms, kad viskas yra labai gerai. Aš norėčiau grįžti prie vestuvių muzikantų. Pilnai sutinku, kad Šiauliuose yra, atsiliekam nuo to reikalo. Galiu priminti tokį dalyką, čia prieš keletą metų. Man teko dalyvauti, aš kaip vestuvių muzikantas dalyvau Panevėžy suorganizuotam Panevėžio rajono visas vestuvinių muzikantų festivalį. Ne konkursas, bet festivalį. Aišku, jie privalo groti gyvai, bent jau dainuoti gyvai. Galima dar vieną, bent jau užstalės dainą gyvai suorganizuoti. Ne, pas mus nebus programuojama nieko. Dar vienas. Pas mus bus viskas. Bent vieną humoristinę anekdotą pasakyti, todėl, kad vestuvininkai be šito neapsieina. Nesupratau, jūs apdovanosit, pagerbsit garso operatorius, o vestuvių muzikantai. Tai gal jūs jau jų bijot įsileisti vien dėl to, kad jie gali nušluoti visą šamą? Nu tai išsiimsiu pažymą galų gale, Jėzus. Pažymoti, reikia pasirodyti, kad yra vestuvių. Aišku, jeigu mes pasirodėm... Laikraštis tada nebuvo. Paklauskit, ne vienos vestuvių poros, taigi visi pasakys, kad mes pas jų koncertavom. Nu, gal jūs iš Vilniaus? Aš iš Vilniaus. Tikrai ne iš Vilniaus. Gerai, ačiū labai, mes tikrai šitą klausimą